Šiandien mes susėsim su Mantu Bartuševičium ir bandysim įveikti 6 km trenktūro solo žygį po Rybiškių pažintinį taką. Einam. Tu čia taip espresiuko greitai iššovė, ar kaip čia gavas? Latė, prie žygį. Nice. Tavo mėgstamas turbūt ir dažnas mylimas dalykas. Tai ilgai naktį dirbai prie tas? Jo, biškelį, mes dabar rašom humoro klubo programą naują, tai dabar visas naktis yra paskirtos tam. Visas naktis, bet dienos tai ne. Nu, dienom dar yra kitų darbų, bet jeigu turiu laisvo laiko, tai dieną irgi dar rašau. Bet čia tas didžiausias toks metų darbas, tai noris pasidaryti jį ir tada būna rami galva. Kada pradedat savo tą turą jau? Lapkričio 4, man atrodo. Aš biškį jaudinuos, žinok. Aš irgi nežinau, man pirma laida šito projekto. Gerai. Ne, mes čia tiesiog eisim, žinai. Okay. Žygiai tau casual dalykas. Būdavo kažkada. Tai man tai labai žygeiviškai atėjai apsirengęs. Suprantu, patirties turi su džinsais, žmogus atėjo taip. Žinok, nepatikėtum, bet kai aš ėjau aplink Lietuvą, aš su džinsais ėjau aplink Lietuvą. Aš kaip tas, kur ateina į mokyklą sportuoti ir su džinsais eina mėtyti kašį. Užtraukiamoj kuprinė. Jo. Ok, pagarba tada, nes aš negalėčiau 10 km turbūt, nes man priliptų. Jo, net aš neskau, kad neprilipo. Jo. Aš esu pirmas Lietuvą apėjęs su džinsais žmogus. Bet su vienais ar pasikeitė? Aš turėjau žiauriai pačius mėgstamiausius savo džinsus ir aš juos turėjau prieš kelionę, jie man buvo mėgstamiausi, bet kelionėj aš turiu tokį dalyką, man labai prasitrina va čia. Ir žiauriai, ir jau tiek prasitrynė, kad nebebuvo įmanoma, jau net medikopteris nebūtų išgelbėjęs tų džinsų. Ok, tai tu esi perėjęs Lietuvą, ar ne? Visai nemažais kilometrų susukęs. Jo. Kokiu dar kankinimo savęs būdės išbandęs gyvenime? Aš esu perėjęs ugnį ir vandenį literaliai per vieną dieną. Aš esu skendęs ir užsidegęs ir abudu netyčia. Kai mes filmavom šaltį, aš įlūžau į ledą. Nes ėjau pasižiūrėti, ar atlaikytų ledas mus visus ant ledo filmuotis, tai biškį užbėgsiu dabar, spoilinsiu, neatlaikė. Ir įlūžau į ledą tada ir po 2 valandų užsidegiau, nes darėm su benzinu sceną ir norėjom pasižiūrėti, ar yra kaip per filmus tiesa, kad pavyzdžiui, jeigu net ant sniego prilaistyčiau benzino ir jeigu padegčiau, ar taip gražiai ir užsidegtų kaip per filmus, tai jo, taip ir užsidega gražiai. Tai dabar eisime 6 km, čia tau daug ar mažai? Iš kurios pusės pažiūrėsi. Ir iš abiejų būtų daug. Tai varom, ne? Varom. Dabar čia Rybiškių pažintinėme take esame. Kiek jums yra pažįstami šitie kraštai? Žinai ką, kai aš sakiau, kad aš čia pirmą kartą, teoriškai aš čia pirmą kartą, bet aš nuo ten visą laiką viską matydavau. Nes mes ten bordant varom žiemą. Tai tu, žodžiu, mėgsti tą žiemos sportą, ne? Jo, belia kaip, man snowboardinimas yra toks mano dalykas, pasirodo. Wow, pasirodo, kada nieks nepasakytų. Kelintų savo gyvenimo metais, aišku. Dabar yra 3 mano gyvenimo metai, kaip aš snowboardinu. Tai geriausias dalykas pasaulyje pasirodo. Eik tu savo, jis turi Vespa ir dar snowboardina, žodžiu, viską daro, ką aš noriu gyvenime. Tikrai, bet įdomu labai, man tai, kada tu pajautai šiaip gyvenimą, kad pradedi gyventi, kad tu gyveni? Gal sakyčiau, kokie 5, kokie geri metai, kur aš darau tai, ką noriu. Gerai, gal daugiau šiek tiek, gal kokie 7, kai aš darau tai, ką noriu, tiesiog gal kokie 4-5 metai, kai aš už tai, kai aš jau galiu tik iš to gyventi, kai aš galiu daryti tik tai, ką aš noriu. Aišku, būna kompromisų visą laiką ir ten būna, kad turi daryti kažką, ką gal ne visai norėtum daryti, bet ne problematiška yra šita vieta. Tai sakyčiau, kokie geri, kokie 5 metai, kai viskas fainai. Nice. Jau jubiliejus, gerai. Jo. Žiūrėk, tu prieš tai kalbėjom apie kankinimo būdus, ar ne? Kaip tu save mėgsti kankinti, ten porą tokių netyčinių buvo, o būna tyčinių dalykų. Tu ten, žinau, mėgsti visokius fantazijos remiamus dabar, ar ne? Ne. Ne, okei, gerai. Antivalstybininkus pasižiūrėti, pavyzdžiui, kokius mūsų tradicinius humoristus Lietuvos mėgsti pasižiūrėti pasirodymų. Taip, aš per mano bernvakarį mes varėm Šventojoje į Šilanską. Wow. Labai gerai.
Buvo geriau negu tikėjomės, bet žinai, kas man patiko iš tikrųjų. Ir dėl ko nukelsiu kepurę prieš Ilanską, kad jisai pasakoja ten tuos anekdotus, žinai, mes ten klausom daugiau gal ironiškai. Ir tada jis sako, gerai, dabar pertraukėlė ir jisai nuėjo parūkyti per pertrauką. Ir jisai išeina į lauką ir mes irgi išėjome į lauką pasižiūrėti, žinai, ką jisai ten. Ir mes išėjome į lauką ir aplink jį jau lauke stovi rūko cigaretę. Ir aplink jį stovi kokie 20 žmonių ir jisai ten toliau pasakoja anekdotus. Tai jisai čia pasilisėjo ir tada grįžo ant scenos pasakoti anekdotus. Jisai, ta prasme, jisai visiškai natural yra. Jisai, ta prasme, jisai traukia žmonės. Tai man toks, wow, geras, žavingas dalykas. Čia man primena truputį Emilijų Jokūbą kažkodėl, nes visada kaip tik tai ateini į maiką, taip jisai vis tiek laukė ten kažką skaldo. Jo, yra tokių. Yra tokių žmonių, kurie natūraliai traukia aplink save kitus žmonės ir man labai faina šita savybė, ypač kai nori žmogus pritraukti. Bet tai čia tu šiaip turi būti ekstravertas, ne? Gal tipo, kad taip daryti. Arba darboholikas. Jo, nes nori visada būti žavus visiems, kad kai tave mato, tu visada toks įsijungi tą, ar ne? Performinį, jo. Performinį. Gerai, o jeigu dabar, pavyzdžiui, turėtum pasirinkimą, kur eiti, ar pas būrėją, ar pas veidotyrininką, ar pas kokį numerologą, tai kur tu rinktumės? Jeigu būtinai reikėtų pas vieną kažkur eiti. Kokie pasirinkimai? Būrėja, veidotyrininkė kokia nors, ar numerologė? Wow. Gerai. Aš eičiau gal pas veidotyrininką, bet aš eičiau visiškai iš pragmatinės pusės ir tikėčiausi, kad kažkokiu bairiu sugalvosiu paskui apie tai. Jo, eičiau pas visus tada, žinai ką, aš einu pas visus ir rašau bairius apie tai. Nice. Lauksim tada tavo įžvalgų bairių iš šitų. Ai, man ir būtina dabar. Tai aišku, tu dabar pasakei. Ai, čia toks filmavimas, ką pasakai, tą turi atsakyti už tai? Taip. Wow. Nuo kada turi atsakyti savo žodžius? Nėra taip gyvenime, kad turi atsakyti. Nežinau, man nepatinka šitą taisyklę. Kiek mes nuėjom jau? Kiek pavargau? Žinai, kiek gal kokį 100 metrų? 100 metrų? Aš nežinau, gal kokį puskilometrį ir ne. Ne, bet faina. Tu džiaugis, kad čia dar saulė nekepina mūsų. Tai gerai, kad apsirengiau normaliai. Jo, visai. Vasara. Ne, žinai, kas yra. Gerai, aš išduosiu, kame esmė. Aš neseniai nusipirkau šitą ir tiesiog norėjau užsidėti. Dabar reikia apžiūrėti, tikiuosi aparatas irgi gražiai ten davai iš visų pusių. Jo. Nusipirkau, norėjau užsidėti. Aš iš tų vaikų, kur aš mėgdavau apsirengti dar toj parduotuviai. Mane yra iš New Yorkerio išviję, nes pamatė kabinai, kaip bet aš jau nusipirktus batus, tik ne New Yorkerį nusipirktus batus. Aš persidėjau kabinai, bet ten per apačią mato ir ten ta pardavėja. Aš mačiau, ką jūs darot, greitai padedat atgal ir aš toksai, ką man daryti, šitie batai net ne iš New Yorkerio. Aš tiesiog susirinkau šmutkės ir pabėgau. Ir atrodau kaip vagis, bet aš nieko nepaėmiau. New Yorkerį iš jūsų nieko nepaėmiau. Jo. Tai va, aš toks vaikas. Bet tikrai nes niekada gyvenime, pavyzdžiui, nieko pavogęs iš ten kokio nors parduotuvių, saldainio kokio ar kažko. Niekada. O skaitosi struktūra. Ne, gerai, juokauju. Jo. Ne, žinok, nesu, man atrodo. Gal nebent netyčia kažkada kažką išsinešiau, bet ne, šiaip ne. Okei. Ar čia bus dalykas, kur niekam dar nepasako ir mums papasakos? Gal jo. Okei. Čia buvo maždaug prieš pusę metų gal. Aha. Tai tikrai jau per vėlų vogt, man atrodo, tokiam amžiui jau gali būti kategorizuojamas kaip vagis tiesiog. Jau gali dar biškai pagalvoti, kur ką, ar ne, bet tai pasakok. Gerai, bet papasakok, gal mes neįdėsim. Bet čia irgi toksai biškelį netyčia, nes esmė, kad aš žinojau, kad man kažkada tai tikrai atsitiks gyvenime. Paskambino mano vadybininkė iš Circle K ir sako, ar čia su Mantu Bartuševičium kalbam, sako, ne, čia vadyba. Sako, tai gal galit perduot, kad, žmogus nesusimokėjęs išvažiavo, užsipylė, kur ir išvažiavo. Ir sako, bet tai ar jūs, mano vadyba sako, bet ar jūs tikri, kad čia Mantas, sako, tai gal ten kažkas kitas. Sako, čia bus už kurą ir monsteris žalias. Ir ne, Mantas. Čia tavo toks tas kuro, kai varai, tai monsteris. Jo, tai sako, ne, tikrai Mantas tada. Tai jie galėjo tiesiog iškviesti policiją, bet kas buvo fainai, kad, matyt, atpažino mane ir norėjo visų pirma ne policiją kviesti, o susisiekti su manim, kad aš atvaryčiau ir susimokėčiau. Tai aš jiem... Norėjo tave pamatyti dar kartą ir nusifotkinti, nes nespėjo paprašyti. Jo, sakykim taip, bet aš manau, kad tiesiog nenorėjo problemų pridaryti, tai labai ačiū. Žiauriai dėkoju. Ir po to susimokėjau. Tai va, tai čia apsivogiau. Onga tada.
Jeigu gali prilaikyti ir aš įsijungiu žemėlapiuką, mes nepasiklystume vieni kartą. Taip pat, tai žinai. To nebūtina viską išduoti, kur mes. Mes jau nuėjom kokius 7 kilus. O, tai iš 6-7 nuėjom jau. Jo, ir kokius... Per pirmą pusvalandį. Ir kokius 2 šitą maršrutą. Jo, bet už tai yra čia visokių kalnelių. Tavęs nevargina tie lipiojimai? Ar tau kaip tik fainiau, kai yra koks pažintinis takas ir žygis ir ten, kad reikia biškį dar kojas, žinai, pramankštinti? Jo, man fainiau, kai būna toks, bet kai būna Maikė apsirengęs. Ai, tai... Koks yra tavo dalykas, vienas toksai, kuris iš karto kaip vaistas pagydo blogą nuotaiką? Bet čia aš nevaldau šito proceso. Bet aš, pavyzdžiui, neseniai man buvo, aš sėdėjau, MKICE buvau. Ir man šovė į galvą staiga idėja stand-upo bitas. Ta prasme, man niekada gyvenime taip nėra buvę, man 5 minutės per 1 minutę atėjo į galvą. Ta prasme, žinojau pirmą kartą ne tik idėja gimė, bet viskas, ką daryti reikia, kaip sakyti reikia tam bitę. Ir aš toks tada laimingas buvau, tai vat man visą laiką, kai šauna bairis kažkoks į galvą, aš labai laimingas būnu tada. Bet tai nėra kontroliuojamas procesas. O kai galiu kontroliuoti, man patinka bilietus turėti kišenį, man gera nuotaika. Man patinka, kai žinau, pavyzdžiui, kai turiu ko laukti, kai žinau, kad šeštadienį varom snowboarding, žinai, pavyzdžiui. Tada man patinka, kai su Vespa išvarau ir nieko daryti nereikia ir pravažiuoju tiesiog pro miestą arba pro keliukus. Kas dar man patinka? O kai su Vespa važiuoji, tai kur tau labiau patinka? Ar po miestą labiau važinėti, ar tai varyti, ieškoti kažkokių miškų ten? Jo, labiau už miestą. Jo. Okay. Aš vis tiek esu toks biški kaimietukas ir man... Tau traukia per tas gamtas. Jo. Kažkur, kur nebūtų šviesoforų. O žiūrėk, kokią gražią vietą mes priėjome. Bet čia visur labai kažkokios gražios vietos. Aš tai negaliu patikėti dar. Ten, kur nepasiklyzdavom, ten tikrai gražu būdavo. Jo, nes kur pasiklyzdam, tai ten tiesiog būdavo kelias kažkaip. Tai ir... Wow. Okay. Aš atidirbinėjau tavo pinigus, Kornelija. Wow. Nu, labai fainai. Labai, eikti savo. Geras. Kai čia yra? Unikalus Kalvyno gimimas, va matai. Žiūrėk, čia dar gali susižinoti biškį dalykų apie kas gamtoj tai Vilniaus yra. Mes esame čia. Taip. Čia yra tas, kaip per Wordą anksčiau padėdavo tas klipis toksai, kur atvarydavo. Jo, wow, bet čia žiūrėk, čia yra Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, matai čia viską. Rybiškių Kalvynas kartais, nu gerai, čia nebestudijuosim jau, maždaug, čia jau super. Baigės jau įdomu. Aš žinai ką, aš bandžiau ilgą laiką savo meluoti, kad man muziejai yra įdomu. Ikto. Jo, aš turiu pripažinti. Ką tu darydavai tada, ten vesdavai su žmona į muziejų, sakydavai, šiandien mūsų laisvalaikis, va taip atrodys. Ne, tiesiog. Nu, tipo, pavyzdžiui, eini per muziejų, arba būna ten, kur nors nuvarai kokią šalį ir nuvarom, čia yra tas muziejus ir ten koksai nors dailės muziejus ir tu nuvarai ir... Aš galiu apsimetinėti, kad aš suprantu, kas ten yra, bet aš nesuprantu, kas ten yra. Aš nesakau, kad ten yra blogai kažkas. Tiesiog yra žmonės, kurie nusimano tame, bet man atrodo, pavyzdžiui, nusimanyti dailiai, tu turi turėti kažkokį truputį išsilavinimą tame ir būti šiek tiek skaitęs. Jeigu tu iš gatvės ateisi į galeriją ir eisi paveikslą apžiūrėti, aš vapšė nesigaudau, kas ten yra. Bet žiūrėk, kiek Lietuvoje yra tokių menotyrininkų ir ekspertų, kurie dar mokėtų pinigus ir kiek tada uždirbtų visos galerijos ir mo muziejai. O jo, absoliučiai. Tai turbūt nelabai. Tai yra turbūt įdomių šiaip apskritai kažkokių dalykų ir muziejoje. Esu buvęs tikrai ten Dresdene, man labai patiko aukso ir brangenybių, man atrodo, muziejus ir ten, wow, kaip ten kietai. Bet šiaip dauguma, kur ten, žinai, skaitai tą istoriją ir aš jaučiu, kad aš taip apgaudinėjau save, kad man... Bet vis tiek skaitai, ne? Man įdomu, kaip šitas kalnas susidarė. Ledynas čia buvo ir viskas. Viskas labai vienodai. Jo, baisiausia yra tai, kad yra 2 keliai dabar ir mes vėl ne į tą pasuksim, aš beveik garantuoju. Aš dėl to taip ir įsijungiu, dabar žinau, kad mes tik tai nepasuktume ne ten. Man kartais atrodo, kad tu kamerą kaip kompasą naudojate. Čia bus. Žiūri į save, čia bus, žinau. Žinok, panašiai, galiu pasakyti, kai Kamino Lituano ėjau, tai taip ir buvo. Jo, gerai, atrodo, kad ten einam dabar, tai viskas gerai. Good. Ir čia vėl rodo gal kalneliai va kokie.
Oho, gerai, gal aš nebuvau taip pasiruošus šiaip tai kiek prisportuoti, paskui vėl posūkis bus tai. Ne, varom. Okay. O kaip tu save senukų įsivaizduoji, kokia tavo senatvė būtų tobula? Tobula senatvė, aš noriu būti tas labai kietas senukas, su tatuiruotėm būsiu, nežinau kada pasidarysiu net. Tu dar nei vienas neturi. Jo, dar neturiu, bet kai būsiu senukas. Jau pradės raukšlėtis ten tavo oda. Žinai, aš noriu būti tas senukas, kur tipo, gerai, gal tatuškių neturėsiu, nežinau, gal turėsiu, gal ne, bet tipo, kur atvaro su su inkarais, su konversiai, žinai, kokiais, arba su vansais ir tada į roko konso kokį varą paklausyti. Nice. Ir tipo, kur prie jaunimo prieina. Ir tada paklausiu, gal turi džiaptuvėlį, man reikia alų atidaryti. Aš va toks senukas noriu būti. Noriu būti kietas senukas, kuris sugeba neknis proto gal jaunimui. Tik tas yra blogai, nes aš jau dabar pajaučiu, kad aš kartais toks beiškiai jau pradedu knis protą ir stengiuosi gaudyti save tose vietose, nes, what the fuck. Čia yra senėjimo bruožas. Bet gal nebūtinai, gal čia tiesiog jau tu turi daugiau patirties, apie pasaulį supranti, ten, žinai, ne. Supranti, ten moralinis kompasas toks maždaug jau susidėliojęs, viskas, ne? Nu jo, aišku, logiška, bet aš prisimenu save, žinai, tų metų, Dvackis koks kaip buvo. Nieko aš blogo nenorėjau padaryti, aš tiesiog mokiausi, kaip gyventi reikia, kur klaidas man, žinai, vis tiek pačiam reikėjo padaryti. O kokią, pavyzdžiui, tu dabar, jeigu reiktų grįžti į mokyklą, ne, ten paauglystės etapą, ar ten, kur tu labiausiai norėtum grįžti, ar tu, žinai, pavyzdžiui, klasę kokią nors? 11 klasė. Oho, kaip užtikrintai pasakai. Jo, geriausia Kas vyko tavo 11 klasėje? Geriausi metai buvo, nes nereikėjo, 10 klasėje buvo tie egzaminai. Ir aš biškai jaudinausi dėl jų. Nu, aš toks buvau, per daug pergyvendavau, overthinkindavau. Tai plus ten buvo, nežinau, kodėl aš mokiausi kažkodėl 10 klasėje inirtingai. 11 klasė buvo dar ne 12 klasė, tau nereikia ruoštis pagrindiniam egzaminam, nu taip jau labai. Plius tu ten turi visas tas šventes, geriausias laikas ten ruoštis sakiem šimtadieniam. Žiauriai patiko ir labai gerai su klase sutarėm, tai norėčiau labai grįžti. Aš iš tų, kur pasilgstu mokyklos laikų. Ir jūs dar netgi yra taip, kad su ta klase dar dabar tebe susitinka, ten praėjo, po mokyklos baigimo praėjo ten 10 metų ir davai visi susitinkame, ne? Mes susitikom po 10-mečio. Čia yra mūsų feilas, bet korona užėjo tiesiog ir neturėjom kaip. Dabar kažkada organizuosimės, labai noriu visus pamatyti. Bet jo, su kai kuriais tai susitinkam dažnai. Nice. Va, su klasioku dabar buvom Blink-182 koncerte, išpildžiau savo paauglystės svajonę. Kai būsiu senas, irgi varysiu. Čia jūsų buvo, ne, tokia svajonė bendra? Absoliučiai. Eik, tiesiog kaip faina. Jo, mes turėjom kelias. Šita buvo ir Mumford & Sons. Ir abu lankėte, ne? Check. Tai tu rockeris esi pasirodė? Tai geras rockeris. Gal dainuojamosios poezijos, gal koks nors mylėtas? Ne, aš esu, mane pavadino kažkada UNLT laikais pispankiu. Ir man atrodo geriausiai tai apibūdino mano supratimą apie muziką arba mėgiamą muziką, nes ten UNLT laikais buvo jau atsiradus pabaigoje tokios grupės, kur ten irgi buvo kažkokių interesų grupės. Ten muzika būdavo žaidimai ir panašiai. Ir tipo muzikoje buvo punk rock dar subkategorija. Ir ten tipo visi rašydavo savo mėgstamiausias grupės. Ir aš parašiau ten Blink-182, Fall Out Boy, nu ir šitus, žinai. Ten Bowling for Soup ir panašiai. Ir tada pradėjo rašyti tikri punkai, what the fuck, tu pispunkis tiesiog esi, kurie ten klausydavo The Exploited, ten Sex Pistols, The Casualties, Purgen ir panašiai. Ir aš tuo metu ten, žinai, gyniau, kad ne, čia mano grupės yra punkas. Ir dabar aš supratau, ką jie turėjo omeny ir aš tikrai buvau pispunkis. O nėra, kad patys tokios muzikos gerbėjai truputį irgi būna, nu gal taip susireikšmina, kad čia punka, žinai, mes ant visų ten pykstam, ten kažką, nu žinai. Visos grupės susireikšmina. Visi žmonės, kurie užsiema kažkuo, kažką mėgsta, tikrai iš širdies visi susireikšmina ir visiems jiem atrodo, kad tavo dalykas yra nesąmonė ir aš iš tikrųjų žinau, nu arba žinai to nepasako, bet nu, taip gali suprast maždaug iš to, iš komentarų. Aš žinau iš tikrųjų, kaip yra. Taip, būtent. O tau nėra taip kartais, kaip bendrauji, nu dabar tu esi jau iš vyresnės kartos komikų. Skaudu girdėti, bet
nu ne, tai tu jaunas, bet tiesiog tu labai anksti, žinai, išpopuliarėjai. Nebebandyk jau taisyti, žinok, šitos. Žinai, kad pirmos klaidos taisymas padaro antrą klaidą. Tai okei, žiūrėk, o vis tiek, kai tada jau turi daugiau patirties žmogus, daugiau va turi, nu, ta prasme, tu tikrai turi arenas, kai kiti dar jauni dar, nu, tikrai nedėjo iki to. Tai tau nėra tokia irgi kartais jausmo, nu, taip nuoširdžiai, sakant, kad kai klausai kitų jaunesnių, gal mažiau patirties turinčių, nu, kad, ai, čia aš geriau žinau, nu, tipo, nu, tas toks biškė. Neplanko jau. Kartais būna, bet aš irgi stengiuosi gaudyti save ir sakyti, ai, nu, ką tu čia svaigsti, nu, jie daro, kaip jie daro, aš darau, kaip aš darau. Komedijai nėra teisingų arba neteisingų, žinai. Daug neteisingų sprendimų gali tave kažkaip netyčia privesti prie teisingo, nu, žodžiu. Viskas labai, net ir ta komedija, jinai dabar išsikreipia, sakyčiau, šiek tiek ir jinai tampa įvairesnė, įvairių visokių sričių, kur aš nesu atstovas, ten, žinai, prop komedijos, kaip pavyzdžiui Žilvinas Kerbelis dabar, vat, nu. Taip, nu jisai toksai, jo, ir aš ne, ir aš ne, ką aš jam dabar knisiu protą, kad tu ne taip komediją darai. Man, žinai, man tai labai, pavyzdžiui, patinka, ką jisai daro. Man asmeniškai tai yra šiek tiek per lėta. Aš norėčiau tempo didesnio, bet... Šiais laikaisgi tempas šiaip taip, Bet, žinai, kitas dalykas, nu čia yra jo dalykas, kodėl aš visą laiką dabar su metais kuo toliau, tuo labiau nebenoriu patarinėti žmonėm. Nes aš jau esu sakęs kažkur, pavyzdžiui, jeigu Skirmantas Malinauskas pačioj pradžioj būtų kreipęsis į mane patarimų, ką daryti man, žinai, su video, aš būčiau sakęs, nu, seni, gal nedaryk iš miegamojo. Ir tu tada aš būčiau iš jo atėmęs jo kažkokį vizitinę kortelę. Jo, nes realiai tai taip, tas jo žavesys tada tapo. Exactly. Ir man atrodo, kad mūsų kai kurie tokie minusai arba dalykai, kuriuos gal profas sakytų keisk, tai gali būti mūsų gal išskirtinumas kažkoks. Tai čia yra viskas apie kūrybą, nu, nes čia kūrybinės sritis. Gerai, o jeigu tau reikėtų vienai dienai įsikūnyti vieną tokį tradicinį humoristą ir vieną jauniausios, jaunos kartos komiką, ką pasirinktum? Kokius variantus? Tiesiog pabūt kailyje. Gerai, žinau. Vyresniosios kartos. Tai gal neatitinka tavo, ne visai atitinka tavo pasakymą, bet į Algį Ramanauską. Paklausk, kodėl. Tai gerai, o... Paklausk, kodėl, come on. Nu, tai kodėl? Nes jo žmona žiauriai graži yra. O tavo žmona? Tai... O koks kitas buvo? Niekas nematė šį Algio žmonos, aš iš tikrųjų nemačiau, net neįsivaizduoju. Oh my god, kokia grožia moteris, Jesus Christ. Nesveika net, sakyčiau. Įdomu, labai. Jau. Gerai, bet čia vienintelė priežastis, ne? Gerai, o jaunas, jaunesnės kartos? Jaunas Evaldas Jasaitis. Kas čia per meilę tarp jūsų yra tokia? Aš nežinau, kaip taip susiklosti, paklausk kodėl. Kodėl? Nes norėčiau grįžti laikus, kai dar neturiu žmonos. Nežinau, aš nežinau, kaip mes taip suvaibinom su Evaldu, bet man jis labai patinka ir kaip komikas, ir kaip bičas, man jis labai fainas. Čia namai kažkieno yra. Čia kažkieno, jo. Nu, nežinau, ar čia nuo lietaus labai darė, bet jeigu darė, tai... Įlendė biški daugiau, gal reik šakų. Šiaip neblogai. Palapinė. Oh my god, žinau, į kokį laiką norėčiau grįžti. Kokį? Kai statydavom būstinę savo. Kokią esi pastatęs fainiausią būstinę? Eik tu savo belę kokią fainą, aš esu pastatęs, aš namie esu pastatęs labai fainą. Tau, pavyzdžiui, namuose leisdavo, tu darydavai tą, kur ten tempiesi daiktus ir su paklodėm kažkur apsikloji. Jo, čia žiauriai faina. Best, čia yra best. Aš prisimenu, aš darydavau tokį ir aš dviejų kambarių, vienas pereinamasis kambarys buvo, galvojau nuomos paleisti, bet nesveikai buvo faina ir tada po to prisimenu, kai lauke mes prie parke žaisdavom, tai parke darydavom ir dar miškelėje tokiam vienam esam slaptą būstinę pasidarę. Čia geriausi laikai buvo. Čia tas slapta, kur niekas iš tikrųjų nerado, ar jau kažkas įsprendė? Neradė, kažkas buvo išdarkę ją paskui. Jo. Bet fainiausia dar būdavo, kai tu galėdavai ir draugų pasikviesti pernakvot, kad naktį ten, žinai, miegam, bet iš tikrųjų nemiegam, mes čia kažką, žinai, tai būstiniai savo. Aš, pavyzdžiui, aš net neprisimenu, o ką mes veikdavom, kad nemiegodavom, nes mes... Kažką kalbėdavom? Kažką kalbėdavom jau čia, ne? Kažkaip labai kažkodėl ten būdavo exciting, ten, žinai, nieks gal neišgirs, kad mes čia... Ir tada atsimenu, močiutė visada išgirsdavo
ir neždavo sumuštinį, sakydavo, nu tai pavalgykit, ką nors. O, kaip fainai. Eik savo, belekas. Tai aišku, atsimeni kokių fainų dalykų apie savo močiutės, senelius, nes jie tai visada fainiausi tokie. Jiems dzin dažnai būna. Tėvai griežti, bet jie tai duoda, ten tau daugiau ir saldainių, ten ir... Oi, be abejo, visiškai. Aš turėjau tokią močiutę, kuri ir gyveno su mumis dar kurį laiką. Jinai buvo, nenoriu kitų močiučių žemint dabar, bet aš turėjau geriausią močiutę pasaulyje. Taip, visi mes taip turėjom. Jo, jūs visi turėjot mano močiutę? Nėra įmanoma, jinai buvo tik mano močiutė. Tai tu vienturtis? Ne, bet aš taip manydavau, kad jinai yra tik mano močiutė. Ne, tiesiog žiauriai gerai sutardavom. Aš buvau geras vaikas, aš ėjau patarnaudar į mišes, ir sekmadienį, aš net zakristijoną esu buvęs. Oho, jo, jie tai visada tokiais angeliukiškais veidais ir akytėm sėdi ir atrodo patys geriausi vaikai pasaulyje. Tai įsivaizduok, ta prasme, močiutė, kur jos anūkas yra bažnyčiai patarnauja ir gėda psalmes. Tai ta prasme, močiutė suprato, kad jinai man jau neišsimokės per visą likusį gyvenimą. Tai kaip jinai tau bandė atsimokėti? Kepdavo čirvas, tuos čirvinius blynus po mišių visą laiką ir dar su Nutella. Okay. Ta prasme, mano močiutė ant tiek crazy buvo, jinai... Jokios močiutės Nutellas nenaudodavo? Ne, šiaip. Mano naudodavo. Jo, laukdavo visą laiką Jo, būdavo čirvų Nutellas paruošęs. Labai faina. Bet mano senelis, tėtukas, vis dar gyvas yra ir vis laukiam dabar jau, kada 100 sukapsės. Dar biški liko, bet sulauks. Ir su juo mes labai daug laiko praleidę, nes vaikystėje aš, kadangi bronchinį astmą sirgau, tai mes su tėtuku važiuodavom į Palangą ir ten 18 dienų man kurorte reikėdavo prabūt toj sanatorijoje ir 12 dienų aš Vilkijoj praleisdavau, tai aš daugiau laiko su savo tėtuku praleisdavau. Tai pas mus labai geras, artimas labai ryšys. Geras. Ir jisai vaidinęs pas mane skečiai yra. A, ne? Jo. Reiks pasižiūrėti. Aš tėtukas ir Ferrari. Kaip nerealiai, tada tikrai labai kietas. Wow. Jisai, įsivaizduok, jisai ant kiek yra bičas. Jisai buvo jo viena frazė, kad tipo, aš atseit jį nuvežiau ten į kažkokią vietą, neprisimenu dabar jau kur. Ir aš jam tipo paskambinu, tai kada jau grįšit senelį, nes aš su Ferrariu tipo jo laukiu ir jis sako, kad nelauk manęs, aš čia su kažkokia, žinai, ten tipo pas kažką atėjau, pas kažkokią moterį. Ir tada jisai man sako po to, aš gal, žinok, nenorėčiau, kad taip atrodytų, kad aš močiutę, žinai, išduodu ar kažkas tokio. Ir aš sakau, bet tėtukai, bet čia tik komedija. Tai aš suprantu, bet aš gal, žinok, nenorėčiau. Tai... Wow, gerai, dabar jau turbūt susižavėjo visos moteris žmogum tavo. Kiek jūs laiko dabar esat su žmona? Fuck! Dabar 10 metai eina. Ai, tai 10 metų labai švęsite, neturbūt? Jo, mes kiekvienais metais, kadangi rugpjūčio 1 buvo mūsų vestuvės, mes metinės darom pas save sodyboje. Mačiau iš storių visi komikai ateina. Jo, labai faina, buvo geriausias metų balius. Ir šiais metais švęsim ne tik vestuvių metinės, bet švęsim draugystės metinės, nes 10 metis tai jau reikia užsisakyti. Jau gal kažką reikės, grupę kokią. Jau tensiškiau, ne? Iš sodybos kažkaip iškeisit, jau gal kažką. Kokią grupę tu užsisakytum, pavyzdžiui? Kokią grupę? Jo. Kažkodėl Justinas Jarutis man ką tik į galvą šovė, bet nežinau kodėl, nes aš čia neklausau. Fuck, pinigų švaistymas. Jokauju, linkėjimai į stelį. Jo, žinai, aš labai esu didelė gerbėja grupių. Solo ansamblis. Ok, geras labai pasirinkimas. O Dieve, kaip aš neiškart jos pagalvojau. Aš jiems sakiau, kad jie geriausi. Jo, dabar jau biški nesmagu bus prieš jas, kai susitiksi. Bet šiaip tai jo, visiškai rimtai solo ansamblis man yra, aišku, nežinau, kiek vestuvinė ten ta atmosfera, pipirų ir tamsos ir ten, žinai. Bet yra, žinai, labai, pavyzdžiui, vestuvėse būna kartais atvaro grupė kažkokia, kuri yra labai nišinė ir tu matai, kad nublemba jie tiek ne vestuvių yra grupė. Bet tada tu pasižiūri Hebrą ir, jie čia ir turėjo būti. Bet kaip faina, nes vadinasi jie pagal save, o ne pagal tėvus. Visiškai, būtent, čia yra geriausias dalykas. Aš visą laiką sakau jauniesiam, nedarykit kitiems šventės, darykit savo šventę, pagalvokit apie tai, kad būtų smagu visiems, bet susakykit dalykus, kurių jūs norit, nes čia jūsų diena yra. Geras. O tu esi nustebęs labai stipriai šiaip pat atėjai į vestuvės ir tave taip antiek nustebino. Jo, Studio Maruko buvo vestuvėse. Žinai, Studio Maruko? Studio Maruko buvo ir pas mus vestuvėse irgi. Ir pas Ambrazevičių irgi buvo vestuvėse. Nu, žodžiu, čia mūsų Hebros labai dalykas yra. Mes jį labai mėgstam ir mylim. Ir aš atvarau ir buvo taip juokinga, nes jisai čekinosi garsą, aš atvažiuoju į tą vietą ir ateina savininkė ir sako,
man tai reikia daryti kažką, nes aš nežinau, ar tu žinai, kas groja ir aš net neprisimenu tuo metu, kas turi būti tą vakarą. Sako, ta prasme, košmaras ten yra, košmaras. Sako, aš nufilmavau, jeigu ką jauniesiam parodysim, bet sako, nu reikia galvoti, kažką reikia užsakinėti, kad atvarytų groti. Ir aš sakau, kas groja? Sako, kažkoks Studio Daruko. Studio Maruko, sakau, oi, nesakau, nesiparinkit, sakau, viskas bus gerai, tikrai. Ir tada ateina didžėjus mano. Nu, ne mano, tiesiog kartais dirbu, sako, bet man tai sako, reikia kažką daryti, sako, aš nežinau, ar tu matei muzikantą. Sakau, čia Studio Maruko, ko jūs parinatės, viskas yra gerai. Ir tada Studio Maruko per visas pradėjo groti ir tiesiog visa hebra atsistojo, iššoka aikštelį ir nebaigė tūsint. Ir savininkė sako, okei, sako, čia buvo mano didžiausias apsišovimas, kokį esu turėjus per tiek metų. Nesunku eiti, man? Sunku. Jau kokius 4 kilus, kaip sunku eiti. Nervinės mantas atėjo, sako, kur čia dabar nuvedė, tai kalnus, tai pasiklydom, tai dar ką, ne? Dar kalbėsimės paskui? Kas čia lėktuvas ar traukinys? Lėktuvas. Prie oro uostą esam. Ok, jo. Nežinau, kalbėsimės gal kažkada, bet reikės pertrauką padaryti labai gerą. Jo, gerai. Nes, wow. 3 džinsai iš 5. Yes. Paėjo, Žygis, ačiū man tai labai. Ačiū labai, labai smagu buvo. Jėga. Čiau. Čiau.